Nu, zdaro karo visi, ką jūs geras, tai sveiki prisijungi per mano sekančio video ir štai ir vėl naujas apie mini simracerio update'as. Tai kaip sakant, pagaliau man atėjo iš Mozos shifteris ir žodžiu, keliausime jį išpakuot, žiūrėsim, kas jame viduje gero yra ir žiūrėsim ir aišku, tikiuosi, kad varžtų dar bus ir dar tiks tos skylės, tai tikiuosi, kad nereiks nieko gręžti. Tai žodžiu, keliaunam prie video ir kaip ir visada išpakuojam ir prisukam, nežinau, ar testuosim, ar netestuosim, bet priklausys nuo situacijos, bet let's go! Tai va, žodžiu, hebrytė, tai keliaunam prie unboxingo, žodžiu, dar visų pirma pasiėmiau savo firminį peiliuką, kurį aš nesu pasiėmęs. Štai ir turim. Ir žiūrėsim, kas eina į tą komplektą, kaip sakant. Tai žodžiu, gerai, tai išpakuojam ir keliaunam, žiūrim, kas eina į tą komplektą. Sakant, daugiau visokių plasmasių. Šitą mums jau nebereiks. Ir ką galiu pasakyti? Ir bats. Kaip čia atrodo visą kitą balecha mucha. Čia visokias, čia kaip ir 7 dėžių. Ir plain grade iš aliuminio, tipo realistic feelings, H return with locket R and 7 gear ir replaceable shift knob. Tipo čia bus galima pakeisti šitą savo knobą. Ir ką žinau, kaip ir dėžiai nieko labai ypatingo nėra. Tai žodžiu, nieko labai čia ypatingo netrono ir nežinau, atidarom. Geras. Tas geras dalykas, peiliukas, kad, manau, man jau nebereiks, sakyčiau. Ir kas komplekte. Čia pas kamoliukas. Damn, iš metalo, žodžiu. Tikrai sveria. Kokių gal porą kilogramų, tai tikrai, blin. Jis jaučiasi, kad metalo tikrai sriegis kaip ir. Kas čia toliau eina? Čia laidai. Iš kur prisijungsim. Čia kas instrukcija. Ir ale instrukcija. Visa kita. Trečias bus per vidurį, ne? Nu, žiūrėsim, ant kiek čia patogi bus. Nei mano naudojimo Hori shifteris. Bet aišku, man jos gaila dėl to, kad bottomboxas žiauriai geras dėl Eurotrako važiuoti. Bet aišku, mes nusipirkom tokį vieną komplektuką dėl Eurotrako. Nu ir dėl Euro American Trako. Tai čia vienas ir tas pats čia gaunasi. Tai žodžiu, tokį bottomboxą ir plus ir dalytuvą. Tai čia manau, kad bus čia sekantis video apie tai, kai atvažiuos, gal tikriausiai padarysiu vėl tą unboxingą video ir žodžiu, tai vat, keliaunam toliau prie video ir kaip ir šitas knobas, kaip ir suprantama, čia varžtai, šusiklimpai, visa kita, tai žodžiu, varžtų mes turėsim kur prisukti ir ką prisukti. Ir ką galiu pasakyti, štai ir pats shifteris. Ką žinau, šito mums jau nebereiks, tai šitą galim slėpti. Padėsim prie kitų dėžių, kaip ir visos dėžės. Ir dabar net neina įdava, kad su viena ranka taip nėra paprasta išimti. Obana, garsiai. Žodžiu, mes turim
Ir volia. Nieko labai ypatingo, kaip sakant, moza. Tai čia USB eis į kompą, o tas tranzitai eis įjungsis, kaip suprantu, į bazę. Ir... Oho. Figasi, kaip standžiai jungiasi. Jo, šitą tai būtinai reikia ją prisukti. Eik tu sau. Yra žodžiu, kaip čia su šito su metaliniu nobu. Ir... Biškį tokio judesio turi. Įdomiai. Fuck. Prikolnai. Čia, kad jeigu nori į atbulinį įjungti, reikia įspaust ir tada atbulinį įjungsi. Nes va kitu atveju tu net neįjungsi. Ne, nu čia reikia, tikrai čia reikia prisukti, nes čia kitu atveju tai čia nežinau. Eik tu sau. Gerai, čia kas toliau. Einam žiūrim, kas čia su laidais. O, kaip jis puoda labai smagiai. Taip, va čia jums į bazę laidas. Čia va USB eis į kompą. Žiūrėsim, kiek čia metrų jo ilgio yra. Taip. 2 su biškiu metro laidas. Čia paprastas USB, nekoksai net 2, 3.0. Kaip ir tikrai čia jo ilgio užteks, manau. Taip, šitą ten ir... Nu, į bazės tai kaip ir ilgio nereikia, kad bazė nejungtųsi, bet irgi čia laidas, tai ką žinau, čia toksai biškiu kaip ir planokas, sakyčiau. Irgi kiek čia yra? 2, irgi su biškiu. 2 su biškiu metro. Nu, galima sakyti, va suvalinus 2 metrai. Kaip ir šitas laidas ir šitas laidas 2 metrai. Tai va, nu ką galiu pasakyti. Ir pasižiūrim, kas su varžtais, kaip čia. Ir kas čia tokio per įdomus. Ai, čia matai, čia dar, žiūrėkit, hebra, čia dar, nežinau, ar aš čia gerai supratau, bet tai čia, kad lipdukai, nu toks kaip lipdukas, bet tokia kaip gumytė gaunasi, kad atseit gal tikriausiai, kad sušvelnint tuos pajungimus. Tai čia nuo 1 iki 6, nu bet tai atbulinis kaip ir čia visai prikolnai atrodo. Žiūrėkit, kaip ir čia tokie į komplektį, tokie kaip ir guminės, čia užsiklijuoja ir atseit jie dedasi čia va. Tai jie prisiklijuos, kad ale sušvelnintų tą ale smūgį, kad nebūtų toksai garsiai tas metalo į metalo. Tai kaip ir, nu nežinau, gal sakyčiau, gal bus naudinga, pavyzdžiui, kad nežadint kaimynus. Kaip ir ką žinau, galim ir pabandyti priklijuot šitos reikalus. Palauk, negaliu aš nuklijuoti šitos dvipusę lipnią juostą. Nepagaunu vario. Tai kodėl čia jie nenusiklijuoja? Ar aš kažką ne taip darau? Va dabar, taip. Liauntu, kad taip. Op. Ir dabar sekantį priklijuoti. Jo. Kaip sakant, sušvelnina smūgį tarp metalo ir metalo, neduoda taip garsiai. Dabar negaliu, bliavuškai, užkabinti, nes kai nagas, bliavuškai, nusikarpiau ir... O, taip va. Ir štai kaip atrodo tas visas reikalas. Ir žodžiu, priklijavom. Jo, įdomus dalykas čia, tas moza. Ką aš galiu dabar pasakyti, einam prie mūsų tos kokpito, nusiemam tą savo hori shifterį ir bandom, kaip sakant, prisisukti šitą bandūrą. Ką, keliaunam?
Sakant, atsisėdam. Bet dabar reikės man vėl čia, kad biškį. Dabar pasireguliuoti, nes dabar šitas pas šifteris per toli randasi, nes man dabar biškelį, sakyčiau, nepatogu, nes kai mes prisitrauksim prie stalo, arčiau dabar tas kaip ir trukdys. Ir jausmas tikrai man patinka, kaip šifteris veikia. Intuityviai, jeigu važiuojant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Į 7, kad paspausti, reikia įspaust ir tada vidų ir 7, tas pas kaip ir atbulinis, nes va kitu atveju tu į atbulinį ir į 7 neišauksi, nes ten tipo kaip ir ta vadinama apsauga stovi, atbulinį pats ir tada įsišauna, bet kitu atveju normalio 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7. Nu, man kol kas jausmas man tikrai patinka, kaip, bet gaila toksai va. Shifteris neturi sekvencinio modo, nes jeigu norėtum modo, tą sekvencinio osmozos reikia arba pirkt atskirą shifterį, arba, nežinau, gal kito brando ten, kur turi kaip ir tą ir H ir shifterį modą pasijungia, nes kaip ir pas mane Hori ir tai turi tą modą. Galiu parodyti, sekit paskui mane hebra. Nes kaip ir va shifteris iš Hori. Atrodo paprastas viską dalykas, kaip ir, nu, toks biškai žaisliniškai atrodo tas pojūtis visą kitą, bet jisai turi kaip ir, kaip pastebėjo čia va, tipo, persijungia ir sekvencinį modą turi. Nenorit vėl persijungiat ir vėl H. Ir tai aišku turi dar tą reguliuojimą spyruoklę, kurią net jau visai net ant tiek tyliai dabar veikia, kad net nebesupranti, ar tu net įjungiai, neįjungiai, su kito, bet aišku viskas veikia, viskas tai kaip žodžiu. Tai va, hebra, jeigu kažkam bus įdomu Hori bazė, nežinau, susisiekit su manim, ruošiuosi aš jam parduot, nes nemanau, ar man reikia 2 bazių turėti, tai žodžiu, visą komplektą parduosiu, tai tie, kas nori su manim, nežinau, būti pirmieji, tie, kas norit nusipirkt streamerio, tai kaip sakant, susisiekit, su kaina paderinsim, bet aišku bus siuntimas iš Vokietijos, nes šita dabar bazė kaip randasi Vokietijoje, kam įdomu track bundles, specifiškai vairuot Euro arba American Trucką, tai žodžiu, susisiekit su manim asmeniškai, tą galite padaryti, nežinau, per Discordą, atėję, linkas ten bus apačioj į mano visus socialinius tinklus, parašysiu, paderinsim kainą ir, man atrodo, gal ir būsi ir tu. Tas laimingasis. O šiaip tai viskas veikia, tie dalytuvai, viskas knopkės, mygtukai vadinami, viskas buttonboxai, kaip ir. Dabar ką eisim pajunginėt viską bazę, dar visų pirma reikia mums dar ir su jas susireguliuoti, žodžiu, bus ką biškį veikti.
Tai va žodelis hebrytė mes prie kompo ir ką? Bazė pajungta, visa kita ir dabar jungiam savo moza it. Ir mato dabar, tai veikia. Jau kaip sakant, jisai jau ir susikonfiguravęs, jau nieko net nereikia ir daryti. Ir tas 5, 6, 7 ir abolinis. Čia galima dar ir auto blip outputs. Just for throttle opening for refueling request a throttle open. Tai galim čia dar visokius dar full, short, long, start calibration, ne? Ir abolinis. To judesio mažai kaip ir turi. Kaip sakant, nieko ir labai ir daryti ir nereikėjo. Viską prijungė ir viskas, ir viskas. Ir veikia. Tai pasižiūrim gal driverių yra. Tai HGF shifteris, ne? Čia kaip ir jau tai bazė atnaujinta, kaip ir... Ne, viskas kaip į 1.2.1.8, ne? 1.2.1.8. Jau naujausias driverį, kaip ir nieko nėra. Nėra ką ir atnaujinti, viskas atnaujinta. Nežinau, gal galim porą ratukų padaryti. Kokį iRacingą tą, kurį aš visada vis būnu važinėju. Su shiftu ir viską ir žiūrėti ar ypač tas dalykas, kai prastuose shifteriuose spaudė ant šito neutralas, tiesiog kaip neveikia. Tipo nesupranta, čia reikia, kaip sakant, atskiro mygtuko reikia padaryti. Klausimas, ar čia moza žaidime irgi matys, kažkoks galima pabandyti. Ir keliaujame prie mūsų iRacing. Einam į savo oficialus ir kaip visada eisim į tiesiog į testinį servą eisim. Pasipratikuoti ir tiesiog ir pasibandysim kaip čia. Kaip man patinka su nuomu žaisti. Ir boksą, ne? Ir gerai, active, palauk, shift up, shift up, ne? Reverse, down, tada neutral and click down. Ok, dabar tas įdomus su tuo su... Gerai, shift up, shift down, shift to reverse. Palauk, ką čia reikia? Shift to reverse. Shift to neutral. Nežinau, kaip čia gausis su tuo nustatymais, kaip man atrodo, čia dar bus ir problemų biškelį su tuo. Conflicting controls. Gerai, shift to reverse. Palauk. Shift to reverse. Click done. First gear. Okay. Second gear. Okay. Third gear. Fourth gear. Fifth. Sixth. Kaip ir. Nežinau kaip ir. Neutralas joks persijungia. Ką, pasibūna, pasivažinė. Kokį vieną ratelį padarysim ir manysiu, gal ir užteks. Palauk, o kodėl aš žaidimo garso aš negirdžiu? Ne, aš tai girdžiu, kad geimas viskas, bet man, kad OBS-as man nepagauna bairo, tai kodėl garso visai nėra. Palauk, biškai, gaunam į garažą. Jeigu mes padarysim defaultą, ne? O dabar veikia. Ok. Žodžiu, kitas dublis. Aišku, čia biškį reiks priprast dabar prie jo, bet pojūtis man tikrai patinka, kaip jisai veikia, pastandžiai toksai, atrodo, tikrai netrodo taip
tarsi kad būtų žaislinis. Ne, tikrai. Intuityviai persijungia tie bėgiai. Žodžiu, net nebūna taip, kad tu nepataikytum. Tiesiog, man pavyzdžiui, man tikrai patinka, kaip jisai veikia. Maloniai. Tai aišku, reikia dabar pripras prie jo, nes esu prie Hori pripratęs. Dabar reikės biškį, kaip sakant, priprasti ir adaptuoti savo ranką prie šitos, prie naujo, kaip čia pasakant, Rečiago. O, tikrai man patinka, kaip jisai veikia. Ką žinau, tikrai man patinka, kaip jisai čia veikia. O, tai susimalė iš karto. Ir man patinka, kaip paspaudė ant to neutralo, jisai ir įsijungia tas neutralas. Ai, Blecha, norėjau aš ir biškį pasimandravot, bet tai nesigavo. Tai jau, žodžiu, gerai, keliaunam į garažą. Tai va, hebryte, jeigu patiko šitas video, žodžiu, paspausk like ir subscribe ant šito YouTube kanalo ir jeigu nori nepraleist mano streamų, kuriuos darau kiek, tai linkas yra po aprašymu arba QR kodą paliksiu čia, kad su telefonu paspaudus galėtumėt iš karto perėti prie to mano svetainės. Tai aišku, būtų labai malonu, kad paspaustumėt follow, nes kaip ir stengiuosi kažką, nežinau, dėl jūsų kažką parodyti lietuviškai auditorijai, kad man ne vis vien, kaip ir man jūsų rūpi ne tik nuomonės, bet ir kad kažką dėl jūsų darau, kad kažkuo jūs nudžiugint, pralinksmint, tą vadinamą dieną geresnę padaryti. Tai tiek, tai žodžiu, tai ačiū, kad žiūrėtų šitą video, tai gero vakaro, dienos ar ryto čia, kada mano video žiūrėjot, visiems iki ir pasimatysim čia kančiuose videose, o tie, kas ateis su kiti tokie mini aksesuarai ir žaisliukai, tai apžiūrėsim, apžvalgsim sekančiuose video, tai tiek. Tai žodžiu, visiems iki, kad prisijimti, aš out. Pasimatysim sekančiuose videose arba mano streamuose.